Rugsėjo 1-ąją Alytaus Dzūkijos mokykla paminėjo gražų 60 metų jubiliejų ir apžvelgė savo 60 metų nueitą kelią. Mieli mokiniai, mokinių tėveliai, mokytojai ir mokyklos svečiai. Džiaugiamės, kad šiuos mokslo metus pasitinkame šiuolaikinėje ir modernioje Alytaus Dzūkijos mokykloje. Prieš 60 metų šiame tik ką pastatytame, dar dažais kvepiančiame pastate rugsėjo 1-ąją pasitiko jūsų amžininkai, kurie dabar yra jūsų seneliai ir proseneliai. Naujos mokyklos augančiam pokario Alytaus miestui labai reikėjo. Apie tai pasakoja 1965 metų laidos abiturientas, mokyklą baigęs aukso medaliu Albinas Jasiulevičius. Kadangi tuo metu Alytaus pirmoje vidurinėje mokykloje mokėsi virš 1000 mokinių ir mes mokiniai mokėmės 2 pamainom, nuo 8 iki pusės 3, antra pamaina nuo pusės 3 iki 8 ir po mūsų 8 valandą vakare, tai yra 20 valandą, dar ateidavo dar viena pamaina, tai buvo darbo jaunimo vidurinė mokykla. Šios mokyklos mes tikrai labai laukiame, kadangi iki 63 metų pereito šimtmečio Alytaus pirmoji vidurinė mokykla buvo didžiausia mokykla Alytaus rajone ir mieste ir jinai užėmė 2 pastatus. Tai žaliąją mokyklą, kur yra dabar dailiųjų amatų mokykla prie Laisvės angelo, ten vadinosi žalioji mokykla, ir senamiesčio mokykla. Ypač sunku buvo pradinukams, pasakoja 70-mečio mūsų mokyklos pradinukė, mokytoja, etnografė Svetlana Žadeikienė. Prieš tai mes mokėmės žalioj mokykloje, mes mokėmės antroj viduriniai, mus mažiukus, kol šitos mokyklos nebuvo, mėtė po visur. Pagaliau 1962 metais prasidėjo naujos mūsų mokyklos statybos darbai. Pereito amžiaus pradžioje šią mokyklą pradėjo statyti apie 62 metus, statė Alytaus statybos trestas. Tresto vadovas buvo Kazimieras Šimčikas, o darbų vykdytojas buvo Tamulynas, kuris, nežinau ar gyvas ar negyvas, bet buvo šaunus vyrukas. Mes labai irgi mokiniai turėjome prisidėti prie šios mokyklos statymo. Smalsioji pradinukė Svetlana naujoje mokykloje apsilankė dar iki jos atidarymo. Kai statė šitą mokyklą, būdavo mokinių talkos ir jinai pasiėmė mane. Ir mes nešiojom linoleumą, kuris buvo klojamas ant grindų. Ir tada man ta mokykla paliko didelį įspūdį, švari, graži, nauja. Tai aš ją jau iki rugsėjo 1 buvau išvaikščiojus visą. 1963 metų rugsėjo 1 dieną įvyko taip ilgai laukta naujos mokyklos atidarymo šventė. Tada dar mokykla neturėjo priestato su valgykla ir erdvių vestibiulių. Todėl žiūrint į senąją nuotrauką sunkokai įsivaizduoti, kur tai vyko. Esame toje vietoje, kur 1963 metų rugsėjo 1 buvo naujos, pirmą kartą pokarį pastatytos Alytuje mokyklos atidarymas. Truputį viskas pakeitė, kadangi mokykla tais laikais, kai buvo pastatyta, jinai buvo nuo šito kampo, va ten, kur tas langas, ten ir kitas priestatas, kuris buvo statomas vėliau, ir iki šito kampo. O taip jinai natūriškai ta pati mokykla yra. Šitie vietoj šitų 3 ar 4 langų mes esame mokyklos simetrijos ašyje. Va čia buvo pagrindinis
įėjimas į mokyklą, buvo platus laiptai, plačios durys ir čia tą atmintiną dieną buvo susirinkę mūsų visa mokykla, o tuo metu mokykloje mokėsi virš 1000 mokinių ir Alytaus miesto vadovai, tais laikais grietinėlė ir taip toliau. Ir vyko mūsų mokyklos priėmimas. 60 metų senumo nuotraukoje Albinas Jasiulevičius atpažino ir būsimą medicinos mokslų daktarą Valentiną Matulevičių, Anzelmo Matučio sūnų. Matulevičius, medicinos mokslų daktaras. Dabar šį video filmuką apie senąją mūsų mokyklą žiūrite jūs, mūsų mokiniai. O jūsų dar laukia daug naujų iššūkių, kuriuos vertina 70-mečio pradinukė Svetlana. Mes domėjomės viskuo. Mokytojas atneša plakatą, žiūrėjo išsižiojęs, nes tokių spalvotų gražių knygų tuomet nebuvo. O dabar sudomint mokinius, manau, labai sunku net ir šitoj robotukų klasėje. Ir rugsėjo 1 šventės proga siunčia mūsų mokiniams ir mokytojams nuoširdžiausius palinkėjimus. Aš norėčiau palinkėti, kad jie mylėtų šią mokyklą taip, kaip mylėjau aš. Kad mokytojų kolektyvas, kurį buvo subūręs direktorius Daraškevičius, būtų toks pats darnus, koks buvo mūsų laikais. Kad būtų daugybė mokinių, kad būtų linksma ir kad būtų noras mokytis, linksmintis ir kvailioti. Taip, mūsų mokyklos istorija yra labai sudėtinga. Pradžia yra nuo 1919 metų. Ir kitą datą reikia paminėti 1944 metus, kada Alytaus gimnazija buvo padalinta į berniukų gimnaziją ir mergaičių gimnaziją. Tai mergaičių gimnazija yra dabartinė Ramanausko Vanago gimnazija, o berniukų gimnazija esame mes dabartinė Dzūkijos mokykla. Kaip matot, tokia sudėtinga istorija, yra labai daug minėtinų datų. Pavyzdžiui, kitais metais mes minėsime 80-metį nuo tada, kada atsirado mūsų mokykla atskira. O šiemet mes minim šito pastato 60-metį. Ir ta proga, čia yra paroda ir ta proga buvo sukurtas filmukas, bet smulkiau gal čia papasakos mano kolegė Renata. Iš tikrųjų, mūsų istorija ne tiek sudėtinga, kiek, sakyčiau, įdomi. Labai daug kaitos. Ir atrodo, 60 metų nėra jau tiek daug, prisimenant, kad mūsų šaknys nuo 1919 metų. Bet pavyko surasti gyvą abiturientą, pavyko surasti gyvą pradinukę, pakalbinti ir surinkti tos 60 metų istorijos daugiau. Nuotraukų nėra labai daug, bet mes atrinkome pačias tokias įdomiausias, kokybiškiausias ir atskleidžiančias geriausiai to meto dvasią. Ar, pavyzdžiui, yra žinoma, kodėl ši vieta, nes, mes žinom, mokykla ne prie parko, kaip ir atrodytų ten senamiestis, viskas aišku, o štai kodėl čia kūrėsi mokykla, šitoj vietoj? Tiesiog šitoj vietoj tada buvo 63 metais tuščias plotas miesto centre ir tiesiog tuo metu sovietinė valdžia nusprendė būtent čia statyti tą tiems laikams labai didelę mokyklą. Nes kaip galima pamatyti mūsų filmuke, mokiniai netgi mokėsi 3 pamainom. Padėtis buvo katastrofiška. Ir tada buvo pastatyta didelė mokykla. Be šito priestato
jinai buvo daug mažesnė, bet visgi tai buvo pirma didelė mokykla pietų Lietuvoje pastatyta nauja. Na, pastaraisiais metais yra žinoma ar ne, kad, pavyzdžiui, Dzūkijos mokykla išsiskiria savo prancūzų kalbos ar ne pajėgumu ir būtent tai buvo tie, kurie norėjo prancūziškai išmokti, visada rinkosi Dzūkijos mokyklą. Taip. Kai viskas prasidėjo, viskas, aišku, buvo paprasčiau, tai yra lietuvių, matematika, na, kas tais laikais buvo tie vedantis dalykai būtent šioje mokykloje, gal irgi išaiškėjo. Tai sustiprinta prancūzų kalba pradėta mokyti jau 1965 metais. Pavaduotoja Žuvininkienė, iniciatorė ir iš tikrųjų jau nuo tų metų mūsų mokykla garsėjo kaip prancūzų licėjus. Na, o po nepriklausomybės tai itin daug specialistų plūstelėjo mūsų mokyklą. Aš dar pati atsimenu 6-7 prancūzų kalbos mokytojus, keletą iš jų ekspertų ir mokykla tikrai buvo garsi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Vienu metu mūsų mokykloje buvo mokama net 7 kalbų. Ir kadangi prancūzų kalba buvo sustiprinta, tai jau sovietiniais laikais mokytojai galėjo ištrūkti stažuotę į Prancūziją. O kaip tai pavykdavo iš tikrųjų, nes tais laikais užsienis buvo kaip ir mėnulį kelionė? Nu, Prancūzija taip Sovietų Sąjungos atžvilgiu buvo palyginus draugiška šalis. Ir Tikriausiai dar mokytojų dėka. Na, tuometinis direktorius Alvydas Gavelis prancūzų kalbą dėstė ir jo ryšiai su Prancūzija, matyt, palengvino tą kelią iki Prancūzijos. Ar, na, jūs paminėjote, buvo net 3 pamainom dirbama. Kiek tuo metu dirbo Dzūkijos mokykloje mokytojų, nes, na, ar jie patys mokytojai su visom 3 pamainom ir turėjo dirbti? 3 pamainos aš turiu omeny, mokiniai mokėsi 2 pamainom ir tada ateidavo vakarinis mokyklos, tai gaudavosi 3 pamainos. Nuo mokyklai tada buvo apie 1000 mokinių. Daugiau net. Taip, ir apie, aš tiksliai neatsimenu, apie 70 mokytojų. Ir tikrai jie glaudėsi dabartinį Senamiesčio mokykloje, dabartinį vadinamai Žaliojo mokykloje, dabartiniam muziejaus kraštotyriaus pastate. Vienu žodžiu, išmėtyti buvo po visą miestą ir staiga sudarė tokį didelį mokyklą. Ir buvo tokių mokytojų, kurie dėstė net ir kelis dalykus. Ir kelias užsienio kalbas ir matyt, na, darbas buvo tikrai intensyvus, nes kiekvienam dalykui atskiro mokytojo tai ne visada būdavo. Vaikai sunkiai supranta, kad tada nebuvo kabinetinės sistemos. Visi eidavo mokytojai į tą pačią klasę. Ir vat, filmuką pasižiūrėję, aš manau, jiems bus įdomu tą pamatyti, kaip tada buvo. Kokie tie įspūdžiai? Iš tikrųjų paminėjot, kad radote ir dar kas baigė 12 klasę, kas būtent atėjo. 11. Tai yra 11, taip, nes buvo 11, tai teisingai reikia paminėti klasių sistemą. Kas atėjo būtent į šią mokyklą, pirmus žingsnius mokykloje žengė. Tai kokie tie įspūdžiai jų buvo? Patys geriausi. Pavyzdžiui, mes kalbinom Svetlaną Žadeikienę. Ji tuomet buvo pradinukė. Ir jie prisimena mokyklą šviesę, didelę, naują, dar kvepiančią dažais. Tai aš pagalvoju, kad ji ir dabar tokia yra. Tai kaip tuomet buvo toks įspūdis, tai ir dabartiniai mokiniai atėję į šią mokyklą, manau, kad tikrai neprastesnį įspūdį susikuria. Tuo metu tai buvo madinga, didelė pompastika. Jūs pamatysit nuotrauką, kur yra atidarimas mokyklos 63 rugsėjo 1. Ir ten yra Gagarino ir Tereškovos portretai, nes tuo metu kaip tik Tereškova ir skrido. Ir aišku, buvo ten ir visa miesto partinė grietinėlė. Tai tikrai buvo didelis įvykis, grojo mūsų mokinių orkestras. Nu, nepaisant tos sovietinės diktatūros, vis tiek prisiminimai yra gana šviesūs dabartinių senjorių, kurie tada buvo mokiniai. Gal tada buvo jų jaunystė. Ir gal dar reikėtų paminėti, kad toje šventėje dalyvavo Anzelmo Matučio sūnus.
kuris yra ir nuotraukoje, ir jį vardijo Albinas Jasiulevičius, tuometinis abiturientas. Būsimas medicinos profesorius. Taip, na dabar jis yra. Taip, Medicinos ir profesorius. jūs, čia yra fotonuotrauka ir joje jis yra mokinukas, būsimas profesorius. Iš tiesų, štai minit iškilius žmonės, kurie vienu ar kitu laikotarpiu būtent turėjo sąlytį su Dzūkijos mokykla. Jum, kaip dabar čia dirbantiem ir būtent perėjus tą visą istorijos ratą apžvelgus, kaip atrodo, kas leido šiai mokyklai išlaikyti būtent tą savastį, savitumą ir išlikti? Tradicijų puoselėjimas. Aš manau, nereikia jų apleisti ir puoselėti senasias tradicijas. Jeigu mes turim savo stiprybės, tai reikia jų nepamiršti ir toliau stiprinti ir eiti tuo keliu, kuriuo ėjome. Tai, sakykime, ar prancūzų kalba jos neapleisti, ar, sakykime, istorijos puslapiuose. Pavyzdžiui, šiandien Lietuvos rinktinė žaidžia su Graikija, o mūsų mokykla tarpukario žaidė su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, jau Europos čempionė 1939 metais. Įsivaizduokit, mūsų mokykla prieš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę žaidė čia atvažiavusi į Alytų. Tai taip pat tradicija, pavyzdžiui, demokratija buvo gana toks išlaikyta demokratija, kiek tai buvo įmanoma tarybiniais metais, tas laisvumas. Ir aišku, toliau buvo pratęsta ir iki mūsų laikų. Taip, tai tų nereikia pamiršti tų tradicijų ir manau, mes eisime teisingų kelių. Taip ir sporto šaką vis stiprinti ir neapleisti, prancūzų gilės šaknis. Projektai. Taip, ryšių su užsieniu. Taip. Ir žinoma istorija. Protmūšis bus? Ar bus šiemet protmūšis? Nes mes praėjusiais metais jūs kalbinom ir tikrai buvo intriguojantis protmūšis organizuojamas. Tai štai dabar gal po to istorijos apžvelgimo atsirado naujų klausimų, naujų idėjų. Gal kiek išplėsim, gal reikia protmūšio visai pietų Lietuvai, bet mes tenksimės, kad jis būtų. Tai mes jau čia turbūt ir privalome, nes vakar buvom apdovanoti už šią iniciatyvą, kad Dzūkijos vardas mus vienyje ir tokie kaip ir įpareigoti tęsti šią tradiciją. Taip pat labai pasistengsim, tikiuosi patobulėsim, praplėsim ratą Dzūkijos ir manau, kad į Dzūkijos mokyklą vėl atvyks Dzūkijos veido televizija ves transliaciją iš protmūšio. Kadangi šiandien rugsėjo 1, tai paskutinis klausimas toks persipinantis ir su rugsėjo 1 ir būtent apskritai su to 60 metų Dzūkijos mokyklos. Keičiasi mokytojo vaidmuo klasėje, ar ne? Kaip jums atrodo, kai būtent štai pradėjo dirbti pirmieji mokytojai ir štai šiandien? Šiek tiek keičiasi. Dirbu daugiau negu 10 metų ir tikrai tą kaitą jaučiu. Žinoma, mokytojas vedlys, pavyzdys, bet visgi daugiau iniciatyvos dabar perduodama ir mokiniams. Nes yra puikių mokinių, kurie turi daug idėjų, moka priimti daug iššūkių, mėgsta tuos iššūkius, tai kodėlgi jiems neleisti tų iššūkių vis daugiau ir daugiau kurti. Prieš 40 metų, gal truputį daugiau, kai aš pradėjau mokytojų karjerą, negalėjau įsivaizduoti, kad mokinys gali ateiti prie mokytojo ir jį apkabinti. Ir dabar aš tiesiog šiek tiek sutrinku. Ateina mokinys, tave apsikabino. Tai naujosios kartos bruožas. Jie kitokie. Jie gal švelnesni, jie gal nejaučia to atstumo, distancijos. Tada buvo mokytojas ten, mokinys čia. Taip, o dabar mes visgi vos ne viename lygmenyje ir turime susidraugauti, kad rastume bendrą kalbą. Galėkite vis ar nepalinkėti, kad iš tikrųjų mokykla ir išliktų toliau tuo židiniu, kuris, kaip Liūnas sakė, laimės žiburių ir vestų į priekį visus.
tiek patį mokytoją, tiek ar ne, mokinius ir tuos pačius tėvelius. Mes tikimės. Tikrai taip. Ačiū už palinkėjimus.